Taigi, gerbiami žiūrovai, pradedam paskutinę kelionės dieną. Kraunuosi mantą ir ruošiuosi į kelią. Vėl suksiu pro akademiją miestelį, čia gretimai esanti. Yra keli įdomesni objektai istoriniai ir tada keliausim link Kėdainių, pro Kėdainius, link namų, link Vilniaus. Pasimatom iš šalmo ir gerą kelią man. Ką, pajudam. Pravažiuokim pro Beržus, pasižiūrim, kaip žmonės gyvena. Beržai, tarp kitko, labai sena gyvenvietė, tų pačių metų, tiek pat metų, kaip ir Kėdainių miestas pats. Paminėtas Livonijos kažkokiuose tai kronikose buvo 1372 metais berods. Bet ten kaip ir klausimas, kada tiksliai, nes yra vienas šaltinis, kad vėliau paminėta, kaip jau Beržai grinai, o nes prieš tai kitokio pavadinimo, panašias vietovės. Tai vat yra Beržų kaimo herbas ir dabar yra 652 metai. Ir ta lentelė kasmet yra pakeičiama ir iš karto prie važiavimo Beržai auga, pasitinka. Veikia kažkokia dabar žemės ūkio bendrovė, nežinau kokia tiksliai. Vienas iš darbdavių turbūt. Greičio mažinimo kalneliai nuardyti jau. O, koks miežių laukas gražus. Išvažiuosim, apsisuksim. Čia dabar naujas kelias, nes kadais čia dar žvyrkelis buvo. Čia yra užtvenkta Kruosto upė, jau kitą kaimą važiavom. Užtvenkta Kruosto upė tekanti palei Beržus. Ir yra tenai užtvanka, bet čia žvyrkelis, tai aš jau jo nevažiuosiu, apsisuksim. O irgi koks gražus miežių laukas. Įlindom į kitą kaimą, Vinsgalį. Vinsgalys vadinasi oficialiai, bet vietiniai tai vadindavo visą gyvenimą, kiek aš atsimenu, Vensgaliai. Ne Vinsgaliai, Vensgaliai. Gyventojų dabar duomenų internete naujų labai nebuvo, bet 180-182 gal gyventojai pagal paskutinį surašymą. Čia jau dabar apleista, bet čia yra pirtis, pirties pastatas, būdavo pirtis. Ir štai bendruomenės namai. Renginiai vyksta, šventės, yra įsikūrus bendruomenė, asociacija. Balsavimas čia vyksta, apylinkė būna paruošta. O ir būsim pravažiavę per visą gyvenvietę. Kaip čia patogiai motocikloma pravažiuot padaryta. Čia irgi žemės ūkio bendrovės, dirbtuvės. Nežinau, ar naudojama, seniau būdavo. Šitas kalnelis nebeišvengiamas. Čia irgi va gražiai padaryta, netgi lauko treniruokliai ir vieta šventėm. Futbolo aikštė praktiškai va. Prasilėksim dar dabar ir važiuosim į akademiją. Negaliu lėkti, nes mama pamatys, gausiu velnių po to. Atsimojavom. Oi, krenta kuprinė vėl per tos kalnelius, taip atrodo gerai prisitvirtinau. O čiagi kas per baikeris dabar atvažiuoja. Tik ne mano močiutė čia. O gal ir ne? Ne. Kita baikerė. Žodžiu, susitinkam akademijai. Atvykom į akademiją. Vietinių vadinama Akadė. Po kairė selekcijos centras yra augalų, po dešinę kultūros namai atrenovuoti. Dabar nuvažiuosim iki Lietuvos agrarinių miškų mokslo centro žemdirbystės instituto.
kuris yra įsikūręs rūmuose tokiuose gražiuose. Balti tokie atrenovuoti prieš keletą metų. Prieš keletą, tai čia turbūt beveik kokie 10 arba 8. Šitie rūmai buvo Žemės ūkio akademijos naudojami. Vokiečiai buvo atsitraukdami susprogdinę 1944 metais, sunaikino archyvą, biblioteką, laboratorijos įrangą sunaikino atsitraukinėdami. Ir tada buvo atstatyti tik tai 61 metais, jeigu gerai atsimenu, jeigu neklystu. Važiuokim dabar dar čia iš kitos pusės, iš kiemo, pasižiūrėsim. Jeigu rasiu internete legaliai galimų panaudoti nuotraukų, įmesiu pasižiūrėti, o ten dar yra Dotnuvos dvaras. Tai dabar dar tokį vieną ratuką reikia padaryti. Gražus pastatas, gražus, dar gražesnis buvo prieš susprogdinimą, žymiai puošnesnis, dabar nepasakysiu to, kokio ten to statybos stiliaus buvo. Irgi šitam Dotnuvos dvare buvo Žemės ūkio akademija, čia dirbtinai sukurti yra ežerėliai, studentai plaukiodavo valtelėm ir mėgaudavosi gyvenimu, kol neprasidėjo karas ir viskas pasibaigė. Dabar šiek tiek čia palei tuos ežeriukus dirbtinius. Matau, kad lietus pradėjo lyt. Ai. Štai po medžiais pasislėpęs pravažiuosiu, net nepajausiu. Nepakankamai pasidomėjau, nes čia daug tų tikrai senų paveldo pastatų yra. Bet nepasidomėjau iki galo, kaip ten jie, kokią paskirtį turėdavo. Dabar šiaip važiuosim ir į kitą visai gyvenvietę galiausiai, Vainotiškius. Bet pro čia noriu pravažiuoti, nes irgi gražus raudonų plytų namai yra. Arklydės čia buvo kadaise. Vietiniai gyventojai ekologišką transportą propaguojantis. Ar arkliukai ganasi. Žirgynas bent jau būdavo, tai matyt gal ir yra dabar dar vis. Pavažiau 500 metrų nuo lietaus pabėgau. Kas gerai, kad kaimuose taip tvarkingai dviratininkai važiuoja su liemenėm visi. Iš tolo pamatysi. Valtelė saloj, čia mokykla, ten kur paplūdimys, ten yra netoli mokykla mano, kurio lankiau akademijos gimnaziją. Ir čia yra užtvenkta irgi tvenkinys, užtvenkta Dotnuvėlės upė. Čia irgi yra mokykla buvusi pradinė, kurioje mokiausi. Nebenaudojama. Čia nuoroda į bokštą. Yra vandens bokštas, kuriame ar tai mokiniai kažkelintais metais sovietmečiu ar studentai, bet tikriausiai mokiniai iškėlė Lietuvos trispalvę. Tai toks simbolis tapo ir dabar ten yra ir lentelė, pasakojanti tą istoriją. Ir apskritai visas parkas labai gražus, matau, kad čia naujai netgi asfaltuoja takelius. Tai tikrai vertas dėmesio aplankyti, bet ar kas labai lankosi, sunku pasakyti. Pamačiau savo auklėtoją
pardavinėja daržovės, tai negaliu nesustot pasisveikinti. Labą dieną, auklėtoja. Pravažiavau, galvoju, sustosiu. Aš dabar filmuoju jūs, jeigu sutinkat. Darysiu YouTube video. Keliauju po Lietuvą su motociklu. Paplepėjom su auklėtoja. Lėkiu tolyn. Nu labai smagiai. Sutikt, prisimint. Dar mokyklos laikų irgi vieną pažįstamą sustoja agurko nusipirkt. Tai irgi va, paprašiau, kad sektų jau. Tarp kitko visas dvaras, tas kur Dotnuvos vadinosi, ir gyvenvietė irgi vadindavosi, kaip supratau, Dotnuva, jeigu aš dabar nesuklaidinsiu. Ir po to, kai įsikūrė Žemės ūkio akademija ir miestelis tapo akademijos miesteliu. Po karo, kadangi buvo susprogdinti rūmai, tai buvo ta Žemės ūkio akademija perkelta į kitą akademiją, kuri yra Kauno rajone, netoli Kauno, kur yra dabar Aleksandro Stulginskio universitetas, ten toj pusėj. Ir akademijos miestelio pavadinimas taip ir išliko akademija. Dotnuva, nežinau kiek gyventojų, bet va kavinė yra Sezamas. Dar čia po dešinę pusę bus mano draugo tėvų vietinis verslas, kepyklėlė, miltuotos rankos. Gaila, niekada neužtaikiau apsilankyti gyvai, nes dirba tik darbo dienom. Bet produkcijas esu ragavęs, skanios bandelės, skani duona. Atrenovuota bažnyčia va graži. Šitoje bažnyčiai, kaip čia pasakyti, tarnavo vienas tokių žinomesnių, kaip čia kunigų, šventikų, kaip čia vardinti, tėvas Stanislavas. Ir teko garbė būt pakrikštytam tėvo Stanislavą. Važiuojam iš Dotnuvos, lekiam iki Kėdainių čia 10 kilometrų. Pasimatom Kėdainių mieste. Atsivartėm iki Kėdainių. Šaunam iki senamiesčio užsičekint. Čia yra turgus. Turgavietė. Ir čia yra čeburekinė. Labai ilgai veikianti jau. Biznis einu, o net padavė aliejaus kvapo. Net skonį pajutau. Man gal vis dėlto reikia važiuoti į dešinę. Ir tada nusuksim link senamiesčio. Ir kaip tik pro centriuką pravažiuosim. Polys. Ką čia turim centre? Gaisrinę va turim. Kas iš Kėdainių žymesnių žmonių? YouTube'o Andrius Ramonas. Tas, kur sakė, aš ką tik iš Maksimos apsipirkau šiandien. Tai dėl to aš irgi jį pamėgdžiau. Aš čia taip prisiplaksiu. Sustojau labai trumpam sustojimui į Kėdainių senamiestį. Užsičekinti reikia pasižymėti būtinai. Ir varysiu link Jonavos dabar. Nes Jonava toks, dabar reikia prasivažiavimui toks be sustojimo. Vairuota šiandien, tai bet važiuojasi gerai, šilta. Lietaus nežinau, gausiu, negausiu, bet gal ir negausiu. Tai dabar prasimankštinu šiek tiek kojas ir varom į Jonavą. Paliekam senamiestį. Dar vis tiek praktiškai pro visus Kėdainius reikės pravažiuoti į Jonavos pusę.
Ką čia dar matom, čia už upės ant kalnelio bažnyčia yra šita, nepasakysiu kokia, neatsimenu, bet atsimenu tokį faktą, kad vienas seniausių mūrinių pastatų Kėdainiuose šita bažnyčia. Ir tiltą stato naują tiltą. Wow. Šitas tiltasgi sugriuvo, ar tai įskilo, įgriuvo, kai Nausėda apsilankė. Su tokiu trenksmu aplankė Kėdainius, kad net tiltas įgriuvo. Nu, į naudą dabar bus naujas, saugus. Prieš jį vadinasi ir šitą gatvę, tilto gatvę. Tai dabar turėtų laikinai pervadinti kaip nors. Arba čia Gitano Nausėdos gatvę gal reikia užvadinti tada. Čia skverelis toks irgi gražus, su fontanėliais. Apsitvarkė Kėdainiai. Norėjau kažką sakyti jau, bet ir gaunasi, kad pasakysiu ne taip kaip Telšiai. Bet gerai. Jau reikia gal kažką pasiremontuoti, nes buvo tikrai čia vajus, kai vieną momentų, kai apsitvarkė stipriai kapitališkai, taip, tai ir po to dėvisi tą infrastruktūrą, bet kuriuo atveju nieko nepadarysi. Kad dar Kėdainiai, jeigu taip jau folkloriškai sieja visi su agurkais, tai nežinau, kiek yra tiesos šitoje, bet esu girdėjęs, nežinau kur istorija apie kodėl policininkus agurkais vadindavo. Tai ne vien dėl to, kad žalios uniformos kažkada būdavo, bet dėl to, nes pradėjo tiesiog prisidurti prie atlyginimo, būdavo maži atlyginimai policininkų ir kad galėtų prisidurti prie to atlyginimo, augindavo ir pardavinėdavo agurkus. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti šitos istorijos autentiškumo. Gal čia aš ir pats sugalvojau, gal ne, patys nuspręskit. Bet tikrai tokią istoriją aš kažkur esu girdėjęs ir jau pasakojęs su kolegom. Kas dar įdomesnio, tai kad visi, pavyzdžiui, Krekenavos agrofirma žino, ar ne, dešrelės, mėsos produktai, bet ta gamykla yra visai kitam rajone, Kėdainių rajone, va tenai už tų laukų. Vadinasi Krekenavos, o gamina Kėdainių rajone. Taip, kad pasidomėkit biški faktais, jeigu taip jau nusistatot visi iš karto jau Krekenavo, tai mėsas, Kėdainiai tai agurkai. Jūs pasidomėt biški reikia, suprantat. Pasidomėt faktais, paklausyt, gal va kažkas papasakos. O kol jūs domitės faktais, aš važiuoju į Jonavą. Sporto čia kažkoks tai yra kompleksas visas ir futbolo stadionas ir krepšinio čia arena tikriausiai. Tai visai turi infrastruktūros, jo, sporto arena ten. Kaip tu man? Vokiečiai. Bundeswehr. Štojat man vaizdą. Ščiau tiltas. Panašu, kad pasiekėm centrą čia tokį. Gėlyčių pasodinta, tai ir centras. Čia jūs dar slidinėjimo kažką turit. Ženklas nurodytas. Taip, žiedais. Vienas žiedas, antras žiedas. Suksim link Ukmergės, bet Ukmergės nepasieksim. Prekybos centras Jonė. Prekybos centras Jonė. Pasakyk, kur esi, nepasakęs, kur esi. Jonava Joninio šventimo kraštas. O, tas atsisveikina, va, tvarkingai. Ate, malonu buvo Jonava. Pasimatysim pravažiuojant dar ne kartą.
teko stabtelti į stotelę. Netidėliotiniai reikalai. Prispaudė reikėjo būtinai piktžolės pamiškės palaistyti. Tai palaisčiau. Šiek tiek prasimankštinu kojas dabar ir varysiu toliau. Kažkokių sustojimų didesnių nebelabai čia ir planuoju. Šiandien užteks jau savo tėviškę papasakojimų visų. Judam į priekį ir link tikslo. Pravažiuoju pro Bartkuškį. Ne kartą esu pro čia važiavęs. Ir čia panašu kažkoks tai dvaras gal yra ar kažkas. Nes tokie vartai ir parkelis. Bet niekada nesu užsukęs pasižiūrėti. Tai šį kartą neužsuksim. Negatinkim čia tas tradicijas. Neužsakyti, neužsakyti. Nu tai ir ką, ir nėra čia ką užsakinėti. Nebetoliau autostradą jau. Tai pravažiuojam šitą gyvenvietę ir suksim autostradą. O jau kaip pučia. Va. Aišku, čia neapsimeskim, kad tokio greičio nevažiavęs. Nereik čia apsimetinėti, bet jo, pučia. Būtų visai šiaip gal ir gerai važiuoti, bet labai šalma iš šonus blaško, nes mano stikliukas nėra labai aukštas. Aišku, mocas čia nėra kelioninis, bet man vėjo, va nėra vėjo, va ir čia prasideda pūsti. Ir man tiesiai šalma visas vėjas srautas pareina. Tai dėl to man pakankamai plešia galva su šalmu. Tai reikėtų tokio paaukštinimo užsidėti, kad dar nupūstum. Iš paskos mašinas visai nieko važiuot, vėjo biškį nuima nuo manęs. Oro koridorius. Gerai, pavarom biškį. Jau norisi namo grįžti kažkaip jau ilgesys ir širšalas nori jau namo grįžti, ne širšalai. Tai važiuojam namučio. Čia degalinė yra, tai sustosiu šiek tiek pailsinti, nes jau užpakalis sako, duok man biškį pailsėt. Oi, ten labai gražus kelias eina. Jau labai nebedaug. Širšalai pavargęs jau, ne, irgi. Alsėk biškį. Stabtelėjau vėl trumpam paskutinę pauzelę pasidaryti, pailsėti. Paskutinė atkarpa liko iki namų. Tai va čia taip prie kabonuomos prisiglaudžiau. Degaliniai prie Maišiagalos ir varysim pro kaimus ir grįšime namo. Nebežinau, apie čia ką papasakot. Nuovargio yra šiek tiek jau. Susiteda per visas dienas, nors vakar visą dieną buvo tokio kaip poilsio, bet vis tiek matyt jau reikia ilgesnio atsistatymo, čia kaip po sporto. Tai tokie reikaliukai. O NATO kariai Olandijos sustojo degalinę kažką tai užsipirkti. Gražus vaizdelis per kamerą, tai aišku nieko ypatingo, bet kalvos visai gražios. Ir kelias ten toks. Vienas pirmųjų kelių, kai įsilaikiau teisės pravažiuoti, jau gal iškart žinojau, kad ten reikia važiuoti. Šitą kelio atkarpa labai pamėgta ir dviratininkų, ir motociklininkų. Netoli Vilniaus, tai čia pasivažinėti su dviratėm transporto priemonėm labai gerai. Zdarova. Su čioperiu kartais aš pastebiu, kad jie, kai rodo tos du pirštus į žemę, tai jie dar taip prisilenkia, kad vos ne žemę pasiekia su tais pirštais. Nežinau, čia specialiai tik taip atrodo, nes mocas žemą, tokio profilio žemas. Gerai, vingiuoju aš toliau. Matau, kad prisivijau greituolį. Tai
tai susimatysim kažkur arčiau namų. Namai namučiai jau visai netoliese. Ir pagalvojau, kaipgi aš neužfiksuosiu paskutinės bažnyčios šią kelionę. Tai va, Didžiosios Riešės bažnyčia. Didžiosios Riešės bažnyčia. Eina savo, nu. Parvykom. Širšalai, a tu jauti širšalai. Namai. Paskaičiuosiu, kiek čia tiksliai tų kilometrų man gavosi, bet tikrai bus virš 1000. Pinigų, kiek išleidau, nežinau. Šiaip tikrai nedaug. Realiai tik nakvynės ir kūras. Gal paskaičiuosiu, įdėsiu tekstuką, kiek kilometrų, kiek pinigų. Sveikinasi iš dabarties, kad galėtume susivesti normaliai statistiką. Tai visos kelionės metu buvo nuvažiuota 980 km, 1000 vis dėlto nesigavo. Visos kelionės metu buvo sunaudoti 45 litrai benzino ir benzinui buvo išleisti 59 europietiški eurai. Maistui išleidau tik tai apie 40 eurų, čia įskaitant ir degalinių, užkandžius, parduotuvės ir kavinę. Nakvynėm iš viso išleista 77 eurai, tai Rokišky nakvynė kainavo 37 eurus, Telšiuose 40 eurų, pas tėvus 0 eurų, tai iš viso 77 už nakvynės. O per visą kelionę pamatyta nufilmuota bažnyčių 24. Tai viskas susumavus, man iš viso kelionė atsiėjo 176 eurus. O dabar grįžtam šiek tiek į praeitį ir padarom normalų video atsveikinimą. Dar tokią mano atsveikinimą padarom. Prie kokio aparato prisėrus, gaila nežalia. Dėkuoju visiems žiūrėjusiem. Noriu padėkoti ir Pajūrio miestelio servisui. Nepaklausiau, blemba, gaila vardą to žmogaus, kur padėjo man sutvarkyti sankabos trosą. Tai ačiū labai jam. Nu, motociklizmas, sakau, yra toks, kad bendruomeniškumas ir pagalba visada, visur ir visada. Tai aš lėkiu ilsėtis ir pasimatom tikriausiai kažkur kitur, kitom aplinkybėm, kitom kelionėm. Ačiū ir iki.